Kita mūsų laboratorija bendro pobūdžio. Joje taip pat dalis studentų atlieka darbus iš medicininės srities, tai yra medicinos specialybės studentai. Pavyzdžiui, skysčių klampumo nustatymas. Priklausomai nuo temperatūros skystis yra šildomas ir priklausomai nuo to, kaip juda stiklinis šratelis viduje. Šiesai sunkiai matosi, bet juda. Kokiu greičiu per tam tikras patalas apskaičiuojamas skysčio klampumas. Šiuo atveju naudojamas vanduo, galima naudoti gliceriną. Kitas darbas iš elektrotechnikos, kondensatoriaus tyrimas. Tai būtent yra plokščiasis kondensatorius, maitinimo šaltinis ir jisai yra įkraunamas arba iškraunamas, tarp jo plokštelių sukuriamas elektrinis laukas ir matuojama jisai voltage matuoklį. Turime taip pat antro Newtono dėsnio tyrimą, kur ant oro pagalvės sukuriamas nesvarumas ir tam tikro žinomo svorio dėka judantis vežimėlis įgauna pagreitį. Ir kiti darbai skirti medicinai taip pat, pavyzdžiui, ultragarso tyrimas, aišku, tai yra universalus darbas, galima jį bet kokios specialybės studentam taikyti. Tai yra, kai jis yra generatorius ir yra stiprintuvas. Tam tikrų atstumų imtuvas ir siųstuvas siunčia ultragarsinį signalą ir studentai, matuodami atstumą, gali nustatyti, kokio stiprumo, kokio atstumu, kaip slopinamas yra ultragarsinis signalas. Kiti darbai irgi yra panašus, tai yra ryties magnetinio lauko tyrimas. Dar vienas variantas labai vaizdžiai iliustruojantis transformatoriaus tyrimą. Jis yra kompiuterinis. Mes turim Leibo Didaktik tokią išorinę matavimo sistemą, kur transformatorius charakteristikos tyrimos priklausomai nuo dažnio. Kiti darbai tai yra paprastesni, yra darbas su oscilografu, turim generatorių, turim oscilografą. Čia jisai teoriškai veikiantis. Tiesiog prietaisas. Ir nepaminėjau dar galbūt iš šitos dalies elektrolizės matavimų, kai mes turim du identiškus vamzdelius, išoriniai maitinantį kolbą, ir vykstant elektrolizei prie vieno elektrodo skiriasi vienokios dujos prie kitokios ir atitinkamai pasiskirsto skysčiai. Ir pagal tų skysčių juos galima arba išleisti, arba užsukti ir priklausomai nuo tų skysčių pasiskirstimo lygio studentai matuoja elektrolizės koeficientus. Čia maitinimo įranga. Ampero jėgos tyrimas yra gana įdomus darbas. Turim rėmelį, pagamintą iš aliuminio, šiuo atveju laidininko. Jisai sukiojasi magnetinėme lauke, kurį sukuria du galingi magnetai. Tarpas tarp magnetų yra žinomas. Jisai reguliuojamas tam tikrų tarpinių skaičiumi žinomo storio. Ir tokiu būdu posūkio kampą matuoja kompiuterinė sistema. Jis yra čia. Duomenys perduodami į kompiuterį. Ir studentai gali atlikti būtent tokį gana įdomų darbą.